Sveiki! Šiandien papasakosime jums dar apie vieną receptą, kurio galbūt dar nebandėte gamtoje. Ką mes ruošime vakarieniai? Užkandžiam tai bus traškučiai iš bulvių, kuriuos kepsime ant akmenų. Tai turime bulvių, pasiruošę keletą. Suradome akmenų, kaip primename, svarbiausia, kad akmenys būtų ne iš vandens ar paimti būtent ne iš vietos, kur yra šalia vandens šaltinio, nes tie akmenys būna prisigėrę vandens ir kaitinant lauže jie gali sprogti. Ką mes dabar darome, tai tiesiog dedame akmenis į laužą ir palauksime, kol jie įkais. Mūsų akmenis ant laužo, turime bulves ir kol akmenis įkais, mes jas susmulkinsime griežinėliais. Tai paėmame peilį, tiesiog be jokios lentelės atsargiai tokiais lenkiamaisiais judesiais, kad nesipjautumėm, tiesiog taip lenkiam peilį. Kad nesusiteptų, dedame ant medinio paviršiaus. Štai taip. Po truputį supjausime visas bulves, kurias turėsime, ir kai akmenys bus įkaitę, kepsime. Supjaustėme bulves, turim krūvelę, dabar laukiam, kol akmenys galutinai įkais, tada dėsim ir kepsim jas ant akmenų. Na, kai mūsų akmenys jau bus tikrai įkaitę ir gerokai įkaitę, tai likusias malkas mes patrauksime į šoną, išlaisvinsime akmenis, daugiau mažiau pasistengsime sustumti vieną vietą ir platesniuoju paviršiumi į viršų. Akmenis pasistengsime pasitraukti šiek tiek iš šoną, kad nebūtų taip karšta, nes mums jau laužo ugnies traškučių ruošimui kaip ir nereikia. Nes akmenys yra savaime karšti ir akmenų karščio užteks savaime. Net iš toli matosi, kaip raudonuoja ir net skilinėja. Nors jie paimti ir ne iš upelio, ne iš upės. Sausi akmenis. Reikia atversti, kad jie būtų. Na taip, akmenis ištraukime, bet ant jų vis tiek dar yra šiek tiek žaryjų, šiek tiek pelenų, tai mes čia prisipjovame menkaverčių medžių, šiuo atveju krūmų, galima sakyti, lazdynų, tai nuvalysime. Ir po to tarp dantų netraškėtų pelenai ir žemės. Na, nuvalę tada po truputėlį dedame bulves. Taip stengtis dėti, kad jų tilptų daugiau, taupiai išnaudoti vietą, nes mes paviršiaus daug neturime. Tai visą tą mūsų krūvą ruošime per kelis kartus.
akmenys yra labai karšti ir tos kaitros tikrai užteks keletui kepimų. Kaip matote, pirma bulvė, kurią uždėjau ką tik, jau galima sakyti ir beveik iškepusi. Atsargiai atversiu, matote, netgi jau pradėjo degti. Kepimui iš tiesų reikia labai nedaug laiko ir kol sudėsime ant visų akmenų bulves, tas, kurias dėjome iš pat pradžių pirmas, jau galėsime ir nuimti. Karšta. Tai štai. Pirmasias bulves jau galima išimti, atsargiai karštos. Ir kadangi turime tikrai nemažai pasiruošę žalių, į tą vietą dedame naują ir laukiame, kol iškeps. Žinoma, galima pagardinti druska pipirais, bet lauže ant akmenų keptos bulvės jos ir tai pakankamai skanios. Taigi, skanaus.